Sveiki, mano vardas Irma. Šiandien kalbėsiu tema apie kainos ir kokybės santykio kriterijų. Ir pradėsiu nuo to apskritai, kokie tie kriterijai yra, kokie jie galimi. Tai iš esmės gali būti bet kuris parametras, savybė susijęs su sutartimi, pavyzdžiui, techniniai parametrai, estetinės, funkcinės charakteristikos, aptarnavimas po pardavimo, ar tai techninė pagalba. Tai gali būti ir atlikimo data, atlikimo laikotarpis, baigimo laikas ir ne vien tik tai gali būti ir susijęs su specialistais vykdysiančiais viešojo pirkimo sutartį, kaip kokybiniai kriterijai gali būti keliami reikalavimai jų kompetencijai ir panašiai. Ką reikėtų daryti, tai reikia atskirti, kurie parametrai ar savybės yra būtini. Tai pirkimo dokumentuose turi būti nustatoma kaip privalomi reikalavimai, o kurie vis tik yra pageidaujami ir šios savybės parametrai reikštų didesnę naudą pirkimo vykdytojui pačiai sutarčiai, tai įskaitant ir ekonominę, socialinę, aplinkosauginę naudas. Ką visai tai reiškia? Tai tiekėjas, teikdamas pasiūlymą tokiame pirkime, jisai gali nuspręsti vis tik siūlyti tą papildomą kokybinį parametrą ar jo nesiūlyti. Tiekėjas tokio parametro nesiūlantis už jį negaus papildomų balų, vis tik jo pasiūlymas šiuo pagrindu nebūtų atmetamas. Tačiau net ir neturėdamas, ar tai negalėdamas, ar nenorėdamas pasiūlyti tam tikro kokybinio parametro, jis galėtų ir toliau varžytis, tačiau jau turėtų siūlyti konkurencingesnę kainą ir pirkimo vykdytojai tokiu atveju turės vertinti galbūt tą konkurencingesnį kainą ir reikštų geresnį pasiūlymą. Kalbant bendrai, apskritai, kada reikėtų naudoti kainos ir kokybės santykio kriterijų, tai pagrindinė taisyklė, tada, kai iš tikrųjų yra ta nauda ir kainos kriterijus pats, kalbant apie kitą kriterijų, kainos kriterijų, jisai pats savaime irgi nėra blogas, jis tikrai gali ir turi būti naudojamas tuomet, kai jūs, tarkim, įsivertino techninės specifikacijas, ir matote, kad tie papildomi parametrai neduotų nei ekonominės, nei socialinės kitokios naudos, arba tikrai turit fiksuotą biudžetą tam pirkimo objektui ir tiesiog negalite sau leisti mokėti daugiau už aukštesnę kokybę. Tokiu atveju tikrai bus naudojamas kainos kriterijus. Vis tik yra puikių pavyzdžių, kai kainos kriterijus neduoda to laukiamo rezultato, ir norint padidinti perkamo objekto naudojimo efektyvumą, jau reikėtų svarstyti apie kitus kriterijus, tai tame tarpe ir kainos ir kokybės santykio kriterijų, arba sąnaudų kriterijų, arba sąnaudų ir kokybės santykio kriterijų. Pavyzdys iš tarnybos tikrintų pirkimų, tai viena mokykla nuomavosi patalpas, kad galėtų vykti ugdymo procesas ir tuo pačiu metu pirko darbus turimų patalpų remontui. Ir buvo keltas kokybinis reikalavimas dėl darbų atlikimo termino. Tai šiuo konkrečiu atveju tikrai labai akivaizdu, kad kiekviena diena nuomos kainuoja, tai netgi galima išreikšti labai konkrečią pinigų sumą ir atitinkamai atlikus simuliaciją paskirstyti balus. Kitas pavyzdys, vėlgi iš konkretaus pirkimo, kurį tarnyba tikrino, tai buvo įsigyjami trosiniai kėlimo mechanizmai įrenginiams kelti ir duodama balų už įvairius techninius aspektus, tame tarpe už kėlimo greitį, kėlimo galią, kėlimo trosų skaičių. Iš viso buvo keliama 15 tokių reikalavimų. Ir tikrai sunku ginčytis, kad tokie aiškus kokybiniai techniniai parametrai negalėtų būti vertinami kaip kokybiniai kriterijai ir kad jie tos kokybinės naudos neužtikrintų, tai čia šiuo atveju viskas buvo gerai su tuo pirkimu, jokių pažeidimų nebuvo nustatyta. Tai klausimas vienas, kaip rasti tą formulę, kad taikant kainos ir kokybės santykio kriterijų visus pirkimų rezultatus paversti efektyviais. Tai ne pats lengviausias, vis tik teisingas kelias, reikės nagrinėti kiekvieno pirkimo objekto specifiką, savo poreikius,
o taip pat labai svarbu ir rinka. Tai ką turiu galvoje, kalbėdama apie rinkos analizę, tai turbūt žinote, kad rinkos tyrimas, rinkos analizė turėtų būti atliekama pirkimų metu. Tam tikrais atvejais atliekamos ir rinkos konsultacijos ir visi šitie procesai yra būdas išsiaiškinti, kokiųgi savybių produktai rinkoje egzistuoja, sulyginti tai su jūsų pačių tai yra pirkimų vykdytojų poreikiais, nustatyti, kas sudaro kainą, kokia ta kaina, kaip vieno ar kito reikalavimo pridėjimas ar jo atsisakymas keistų tiekėjų konkurenciją. Taip pat išsiaiškinti ir tvarumo aspektus, ir kitus aspektus, tikrai čia nebaigtinis sąrašas. Šią temą tarnyba yra parengusi nemažai mokomosios medžiagos, tad nesikartosiu, skaidrėje galite rasti nuorodas į šią medžiagą. Kalbant apie kriterijus, apie jų rūšis, tai yra išskiriami 2 tipų kokybiniai kriterijai, kokie gali būti keliami pirkimo dokumentuose. Ir jų skirtumai yra pagal tai, kaip jie yra pamatuojami, apskaičiuojami arba suteikiami. Tai kiekybiniai kriterijai, tai tokie kriterijai, kuriuos galima įvertinti kiekybiškai. Jų įvertinimas yra tikrai labai objektyvus, nepriklauso nuo vertintojo nuomonės, juos lengva išmatuoti, užfiksuoti, palyginti. Tai tokie parametrai kaip ilgis, plotis, atstumas, svoris, talpa, greitis atitinka arba netitinka, ta prasme yra arba nėra atitiktis tam kriterijui. Ir nors matavimams tokiems gali prireikti specialių matavimo prietaisų, priemonių, ekspertinių žinių, tačiau pats rezultatas, pati atitiktis, jinai nepriklauso nuo to eksperto asmeninės subjektyvios nuomonės. Pavyzdys, duodama balų už kompiuterio techninius parametrus, tai parametrai, greitis, talpa, panašus aspektai yra aiškiai kiekybiškai pamatuojami. Arba, pavyzdžiui, specialisto patirtis irgi tai bus labai aiškiai kiekybiškai pamatuojama. Jis arba turi, arba neturi tą patirtį. Tuo tarpu kokybiniai subjektyvūs kriterijai yra tokie kriterijai, kurių negalima kiekybiškai įvertinti, o vertinimo rezultatas iš esmės priklauso nuo eksperto profesionalios, tačiau vis dėlto subjektyvios nuomonės. Yra toksai terminas vadinamieji rašinėlių kriterijai, tai čia būtent apie šitus kriterijus ir kalbama. Ir tokie kriterijai yra galimi ir ypač kalbant apie įvairias savybės, tokias kaip estetinės savybės, reprezentatyvumas, patogumas, panašus aspektai. Tai tuomet pasiūlymus iš tiesų galima būtų palyginti, vertinant tokius kokybinius kriterijus. Pavyzdžiui, perkant viešinimo paslaugas, vertinamas siūlomas sprendimas pagal aprašytus kriterijus. Tai vis tik norėčiau priminti, kad teismų praktikoje jau 2018 metais yra pažymėta, kad tais atvejais, kai vertinami ne konkretūs kiekybiniai kriterijai, tai anksčiau minėti, pavyzdžiui, fizikiniai dydžiai, tačiau prašoma parodyti nurodyto kriterijaus aprašymą, tai pirkimų vykdytojui kyla pareiga kuo tiksliau, detaliau aprašyti vertinimo kriterijus, kuriais remiantis bus skiriami konkretūs pasiūlymo ekonominio naudingumo balai. Tai dar kartą noriu paminėti, kad tokie kriterijai yra galimi, tačiau tam, kad vertinimas būtų kaip galima objektyvesnis, teks įdėti šiek tiek daugiau pastangų juos aprašant. Tai dar vienas dalykas, lyginamieji svoriai. Tai iš esmės, kiek jūs tiems kriterijams, kuriuos pasirinksite, skirsite balų.
Tai pavyzdžiui, gali būti 80 kainai, 10 pirmam kokybiniam parametrui, 10 antrajam, tarkim, kainai 60, kokybei 40, tai įvairūs tie gali būti variantai. Tai kaip vis tik reikėtų sužinoti, kokius tuos lyginamuosius svorius skirti, kaip tai išsiaiškinti. Tai atsakymas į šį klausimą paaiškėja simuliacijos metu. Simuliuojant sužinote, kokia yra jūsų nustatyto lyginamojo svorio kaina. Šią kainą jūs turite palyginti su rinkos tyrimo metu gaunamais duomenimis. Tai, kaip minėjau, rinkos tyrimas tikrai labai svarbus taikant šiuos kriterijus. Ir nuspręsti, ar sutinkat mokėti tam tikrą kainą už tam tikrą kokybę. Simuliacijos metu jūs galite nusistatyti, kiek sutinkate mokėti už pasiūlymą, kuris turi tą pageidaujamą kokybinį parametrą. Taip pat galite nusistatyti, kiek tiekėjas nesiūlantis papildomų kokybinių parametrų arba siūlantis tik kažkurį ar tai kažkurios parametrus turėtų pateikti pigesnį pasiūlymą, kad jums atrodytų patrauklus ir sutiktumėt už jį mokėti. Tai šie abu pasiūlymai būtų vertinami kaip vienodai geri ir tokiu būdu tiekėjai siūlantys skirtingas ekonominės naudas, už kurias gauna balų, atsistos į vieną eilę finaliniam bėgimui. Ir tolimesnė tiekėjų galimybė laimėti priklausys nuo jų sprendimų, tai sprendimų siūlyti arba aukštesnės kokybės pirkimo objektą, arba konkuruoti siūlant mažesnę kainą. Tarnyba yra surinkusi iš įvairios literatūros formulės, yra parengusi tikrai daug metodinės medžiagos šita tema ir su jie kviečiame susipažinti. Taip pat yra parengtos ne tik tai pačios formulės, pati skaičiuoklė, bet ir yra parengtas jų aprašymas. Kaip rasti šios dokumentus kelią pridedu. Kad būtų lengviau suprasti, kaip tą simuliaciją atlikti, mano kolegė pristatys vieną iš formulių praktiškai. Dar šiek tiek pratęsiant apie pačias formulės, tai, kaip minėjau, tų formulių egzistuoja tikrai daug ir daug jų rado kolegos rengdami metodinę medžiagą. Ir tos formulės nėra taip, kad kažkuri viena yra teisinga, kažkuri klaidinga, kažkurią tikrai būtinai turite taikyti, o kažkurios ne. Jeigu bendrai kalbant, tai jos skiriasi į dvi rūšis, tai yra absoliutinės arba santykinės. Taikant santykinę formulę, tiekėjo gaunami balai priklauso ne tik nuo jo paties kainos kokybės gerumo, tačiau ir nuo kitų pateiktų pasiūlymų. Natūralu, kad tiekėjai iki galo nežino, kokį balą gaus jų pasiūlymas, nes nežino, kokie bus konkurentų pasiūlymai. Šio tipo formulės gali sukurti probleminės situacijas, vadinamas reitingavimo paradoksu. Vėliau papasakosiu, kas tai yra. Tuo tarpu absoliutinės formulės, jų atveju gaunami balai nepriklauso nuo konkurentų balų. Taigi nesvarbu, ką siūlo pirmasis eilėje, ką paskutinis eilėje esantis tiekėjas. Kiekvienas tiekėjas gali apsiskaičiuoti, kokį balą gaus, dar prieš teikdamas pasiūlymą. Ir įvairioje literatūroje teigiama, kad šis galutinio balo nuspėjamumas gali paskatinti tiekėjų konkurenciją siūlant mažesnės kainas. Tai sugrįžtu prie reitingavimo paradokso. Jis aktualus tik taikant santykinės formulės. Taip pat panagrinėkim praktinę situaciją. Dalyvauja 3 tiekėjai. Paaiškėjo, kad tiekėjas atsisako sudaryti sutartį ir, kadangi naudotos santykinės formulės, gali atsitikti taip, kad skaičiuojant balus likusiems eilėje tiekėjams pasikeistų ne tik jų balai, bet ir eilės tvarka. Tai akivaizdu, kad tokiu atveju kyla nemaža rizika, kad tiekėjai, kurių vieta eilėje pasikeitė jų nenaudai, gal teiks pretenzijas ar ne šio pagrindu. Antra vertus, jeigu balai nebūtų perskaičiuoti,
Pretenzijas turėtų pagrindą teikti tie tiekėjai, kuriems toks perskaičiavimas naudingas, o ir pirkimų vykdytojas turėtų būti suinteresuotas, kad laimėtų tas tiekėjas, kurio pasiūlymas pagal nustatytus jo pirkimo dokumentus ir formulės yra geriausias. Taigi, kokia rekomendacija? Manytume, kad pirkimo dokumentuose, jeigu yra taikomos santykinės formulės, tai turėtų būti numatyta galimybė tokiais atvejais perskaičiuoti jau suteiktus balus arba pasvarstyti apie absoliutinės formulės. Tai iš tikrųjų santykinių formulių tarnyba taikyti nerekomenduoja dėl įvairių priežasčių. Ši priežastis viena iš jų. Taip pat santykinių formulių atveju yra sudėtinga atlikti simuliacijas, tiek jų konkurencija yra sunkiai nuspėjama. Dabar aptarsiu keletą aspektų iš jūsų klausimų, iš tarnybos atliktų pirkimų vertinimų, iš mums teikiamų paklausimų. Tai pirmiausia, matot situaciją, ar gali lyginamieji svoriai pasiskirstyti taip, kai yra skaičiai po kablelio, matot, taip keistai galbūt atrodo. Tai iš esmės nėra niekur nustatyta, kad šie svoriai turi būti apvalūs skaičiai. Ką dar tokia simuliacija parodo, kad kiekvienas balas, netgi skaičiai po kablelio, reiškia užsimaskavusius pinigus. O ypač tuomet, kai kalbam apie pirkimus, kurių vertės yra labai didelės. Tai čia norėčiau paminėti, kad kuo didesnė yra pirkimo lėšų suma, tuo didesnė kokybės kriterijui suteikiamo balo piniginė vertė. Ir kiekvienas procentas, ar netgi 10 ar 100% dalis gali reikšti skirtumą tiekėjų konkurencijoje. Dar vienas dalykas. Dažnai yra keliami klausimai dėl tų pasiskirstimų, ar ne, kiek čia kainai, kiek kokybei, kada jau tikrai bus kokybiškas pasiūlymas, bet į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad kuo mažiau svorio skiriate kainai, tai tuo jūs daugiau vertinate kokybę. Ir natūralu, kad tokiu atveju jūs duodate signalą, kad sutinkate daugiau už tą kokybę sumokėti. Tai reiškia, kad kainai nustatydami labai nedidelį lyginamąjį svorį rizikuojate gauti per didelės kainos pasiūlymus. Tai kaip visą tai išspręsti? Tai atsakymas yra simuliacija. Kita tema. Vienu mokymo metu gavome klausimą, tai kaipgi pirkimo iniciatorius priversti pateikti pasiūlymus dėl kokybinių kriterijų. Tai pirmiausia, kas turėtų būti apgalvojama, kaip visa ta kriterijų parinkimo, rinkos tyrimo atlikimo tvarka aprašyta jūsų vidaus tvarkose. Jeigu neaprašyta, apsirašykite. Jeigu aprašyta ir neveikia, keiskite. Vienos tvarkos, vieno būdo, vieno recepto išrašyti dėja negalime. Tai priklauso nuo įstaigos dydžio, pasirinkto veikimo būdo ir kitų vidinių įstaigos aspektų. Liepos pradžioje paviešinome pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijas, tai kviečiame susipažinti, galbūt iš čia kils idėjų, kaip tas tvarkas savo vidaus galite apsirašyti. Taip pat kitas tuo susijęs aspektas, tarnybos valdysenos skyrius atlikdamas patikrinimus pastebi, kad apskritai tas lūkestis pirkimo iniciatoriams sugalvoti kriterijus dažniausiai neveikia ir ko pasėkoje tiesiog siūloma naudoti kainos kriterijų arba jeigu pasiūloma kokybiniai kriterijai, jie neatneša tos laukiamos pridėtinės vertės. Kaip tą spręsti? Vėl sugrįžtu prie jau kelis kartus paminėto rinkos tyrimo kaip šaltinio, kuris galėtų atnešti tų idėjų arba patikrinti sugalvotas. Taip pat galima būtų paskirti vieną asmenį ar kelis, kurie kauptų informaciją apie potencialius galimus kokybinius vertinimo kriterijus, galbūt kontroliuotų šių kriterijų taikymo tikslų išpildymą tiek pirkimų planavimo, tiek vykdymo etapuose. Pavyzdžiui, galima būtų iš jau įvykusių ir sėkmingai pasibaigusių pirkimų surinkti kriterijus ir juos saugoti.
ir iniciatoriai galėtų pasinaudoti tokia duomenų baze. Tai tikėtina labiau skatintų iniciatorius siūlyti kokybinius kriterijus, taigi ir taikyti kainos ir kokybės santykio kriterijų, sąnaudų kriterijų arba sąnaudų ir kokybės santykio kriterijų. Taip pat tokie kriterijai jau būtų išbandyti pirkimuose, tai pamatyti trūkumai ir privalumai. Tačiau vėl noriu sugrįžti ir dar kartą atkreipti dėmesį, kad jeigu vieną kartą kriterijus veikia, tai nereiškia, kad jį kaip šabloną reikėtų kelti į visus pirkimus, kadangi tikrai kiekvienas pirkimas gali turėti savo specifiką ir vėl reikės kiekvieną kartą apgalvoti, kas tikrai užtikrins tą pridėtinę taip laukiamą vertę. Taip pat mano minėtas asmuo galėtų sutikrinti, kaip pirkimo dokumentuose esantys kriterijai yra perkeliami į sutartį, ar jie sutartys vykdymo metu yra pasiekiami, pasibaigus metams atlikti analizę, padaryti išvadas tam tikras, numatyti rekomendacijas, kaip, tarkim, tobulinti tos pačius vidaus teisės aktus dėl atsakingų asmenų, dėl terminų, išskirti gerasias praktikas, vėl papildyti tą duomenų bazę pasisekusiais pirkimais, pabandyti nustatyti neįvykusių pirkimų priežastis. Papildomai dar norėčiau pažymėti, kad čia kalbam apie iniciatorius, taip pat apie tam tikrus asmenis, kurie galėtų apskritai tą planavimo procesą sukontroliuoti, bet vis tik paminėta, kad iniciatorius kaip pirkimo objekto žinovas, jisai turi turėti galimybę, bet ne pareigą nurodyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus. Tai ką turiu galvoje? Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus turėtų nustatyti pirkimų specialistai, pirkimų komisijos, tai yra sudaryti formulės, atlikti simulacijas, nustatyti lyginamuosius svorius arba atsakingai įvertinti šią informaciją, jeigu ją pateikė pirkimų iniciatorius, nes kartais būna, kad būtent pirkimų iniciatorius yra tos srities žinovas, tai jisai tą informaciją ir žino, ypač tada, jeigu dar ir jam pavesta yra atlikti rinkos tyrimą, taigi iš esmės reikėtų sutikrinti, kaip tos funkcijos yra paskirstytos, bet ne vien tik tai iniciatorius tą turėtų užtikrinti, kadangi pirkimų specialistai, pirkimų komisijos ir yra pirkimų specialistų kompetencijų centras. Dar vienas paminėtas dalykas, apie ką mūsų valdysenos skyrius kalba, kad nustatant kokybinius kriterijus, šis procesas jų nustatymo turėtų būti aktualus jau nuo pirkimo proceso pradžios, iš esmės planavimo etape. Kaip žinoma, viešųjų pirkimų įstatymas numato prievolę dalį pirkimų atlikti taikant kainos ir kokybės sąnaudų ir kokybės arba sąnaudų kriterijų. Tačiau tam, kad šitas procentas būtų pasiektas, derėtų jau planavimo etapu apgalvoti, kuriuos pirkimus planuojama atlikti taikant šios kriterijus, šios pasiūlymo vertinimo kriterijus. Ir toks praktinis patarimas - geriau susiplanuoti šiek tiek daugiau, nei kad įstatymas reikalauja, kadangi tikrai gali būti taip, kad dalis pirkimų neįvyks, pirkimo procesas užsitęs ir sutarties sudarymas persikels į kitus metus. Sutartis gali būti sudaroma mažesnė kaina, nei kad buvo suplanuota. Tai reiškia, kad tas optimistinis planas gali nesuvaldyti visų rizikų. Tai tikrai siūlytume planuotis ir planuoti tų pirkimų taikančios kriterijus šiek tiek daugiau. Kita tema. Tai vis tik renkam geriausią tiekėją ir geriausią pasiūlymą. Tai kalbant apie pačius reikalavimus, kaip juos reikėtų konstruoti, tai jie turi būti, tie kokybiniai kriterijai turi būti susijęs su pirkimo objektu. Yra privalomas sąsajumo reikalavimas, o ne su tiekėju. Tai yra išplėtota ir teismų praktikoje tiek STT, tiek LAT, kad tiekėjo kaip juridinio asmens patirtis negali būti naudojama kaip kainos ir kokybės santykių ir kriterijus. Tai
Dar praplečiant, kad ir kaip pavyzdį pateikiant, kad pasiūlymo vertinimo kriterijai turi būti susijęs su tuo, ką tiekėjas siūlo, kokių savybių prekės yra, paslaugos ar darbai siūlomi, kaip siūloma suteikti prekes, paslaugos ir atlikti darbus, o ne tai, koks yra tiekėjas. Vis tik svarbu paminėti, kad gali būti keliami kriterijai, apie ką užsimaniau ir pradžioje, kad kaip tiekėjui to reikalavimo negalima kelti kaip kokybinio kriterijaus, vis tik galima vertinti specialistų kompetencijas, kurie vykdys sutartį. Tai pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas, pirkdamas mokymų paslaugas, kaip vieną iš kokybės kriterijų galėtų nurodyti lektoriaus kvalifikaciją ir patirtį, nes natūralu, kad mokymo paslaugų kokybė tiesiogiai priklauso nuo mokymus vedančio asmens. Šis aspektas, kurį dabar apkalbėsiu, tikrai aktualus tiek nustatant kvalifikacinius reikalavimus, tiek kitus reikalavimus kaip kokybinius kriterijus, tai yra taip vadinami rėžiai ir ribos, po kurių jau pasiūlymas nebebus laikomas dar naudingesniu. Tai kai keliate kokybinius parametrus, galite nusistatyti, kad tarkim, jeigu tiekėjo specialisto patirtis tam tikroje srityje yra nuo 2 iki 3 metų, tai bus teikiami tarkim 3 balai. Jeigu nuo 4 iki 5, tai bus teikiami 4 balai, na ir taip toliau. Tačiau ką pamatė iš praktinių situacijų, tarkim, buvo irgi vertintas pirkimas, buvo prevencinė tvarka, buvo perkiamos maitinimo paslaugos, vertinama valgyklos vadovo patirtis ir vertinamas rezultatas gautas apskaičiavus pagal santykinės formulės. Tai lyginama vertiname tiekėjo specialistų patirtis su didžiausia pasiūlyta specialistų patirtimi. Šio pirkimo atveju specialistų patirtis laiko atžvilgiu neapribota. Tai reiškia, kad kuo didesnė patirtis, pavyzdžiui, 20-30 metų ar daugiau, tuo apskaičiuojamas didesnis ekonominis naudingumas. Iš čia kyla klausimas, ar tikrai pagrįstai ekonominė naudingume vertinama specialistų patirtis. Tai yra darbo stažas, ar tikrai nėra ribos, kurią pasiekus specialistas gautų maksimalų balų skaičių ir toliau balai nebedidėtų. O gal čia jau buvo vertinamas socialinis kriterijus. Taip pat čia galėtų kilti problemų ir sutarties vykdymo metu, jeigu toks specialistas išeitų iš darbo, jį pakeisti būtų galima tik tokios pačios patirties specialistų. Tai išvada čia matyt peršasi viena, kad šiuo atveju turėjo būti nustatoma maksimali specialisto patirtis, kurią viršijus papildomi balai nebūtų suteikiami. Kita tema. Nors jau ir ne naujiena, bet kiek matome iš paklausimų, tikrai labai aktuali tema yra pasiūlymų tikslinimas. Kaip jau yra žinoma, pagal suformuotą teismų praktiką ir tarnybos parengtas pasiūlymų patikslinimo, papildymo, paaiškinimo taisyklės, tiek dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų, tiek dėl pašalinimo pagrindų, dėl tiekėjų kvalifikacijos, dėl techninės specifikacijos, tiek nacionalinio saugumo interesų užtikrinimų ir kitų sąlygų taisyklės taikomos vienodai. Tai pirmiausia, turi būti sprendžiama dėl galimybės apskritai teikti prašymą patikslinti, atsižvelgiant į pirkimo dokumentų nuostatas. Toliau, jeigu tokių nuostatų nėra, tikrinama, ar iš pateikto pasiūlymo visumos turiningojo vertinimo galima nustatyti gauto pasiūlymo tikrąjį turinį, ar jo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Jeigu vis tik turinio tikrojo negalima nustatyti ir yra kažkokia tai dviprasmybė, neaiškumas, tokiu atveju kreipiamasi į tiekėją dėl informacijos ir dokumentų papildymo. Kitas dalykas, kurį reikia vertinti jau gavus dokumentus, ar tas tiekėjo patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas nelemia
naujo pasiūlymo, ar tai nebus laikoma nauja oferta. Kas aktualu dėl pasiūlymo tikslinimo, kalbant būtent apie kainos ir kokybės santykio kriterijų, tai tiekėjo pateiktas pasiūlymas, įvertinus tą anksčiau minėtą pirkimo dokumentuose įtvirtintą tikslinimo galimybę, tai tas pasiūlymas vertinamas ir balai skiriami atsižvelgiant į turimą ir tiekėjo pateiktą informaciją ir pačias pirkimo dokumentų sąlygas. Tai yra vertinama, kaip konkrečiose pirkimo sąlygose buvo įtvirtintas kokybinio vertinimo kriterijus ir kaip yra nurodyta, kaip konkrečių pagrindžiančių dokumentų ar informacijos nepateikimas lemia pasiūlymo vertinimą ir atitinkamai balų skyrimą. Jeigu sąlygose buvo nurodyta, kad kokio nors konkretaus dokumento nepateikimas ar netinkamas informacijos nurodymas lemia mažesnio balų skaičiaus suteikimą, atitinkamai reikėtų vadovautis pirkimo sąlygomis. Taigi neįrodžius kurio nors papildomo kokybės aspekto arba įrodžius jį tik iš dalies, tiekėjo pasiūlymas būtų neatmetamas, tačiau konkretus kriterijus būtų įvertinamas mažesniu balu. Jeigu pagal nurodytas taisyklės būtų prašoma patikslinimų, tiekėjas galėtų patikslinti tik tuos duomenis ir dokumentus, kurių papildymas ar pateikimas nelemia naujo pasiūlymo pateikimo. Tai pavyzdys. Jeigu tiekėjas savo pasiūlymą deklaravo specialisto patirtį 10 metų, tačiau iš pateiktų dokumentų visumos matom, kad patirtis iš tiesų yra 8 metai. Tokiu atveju turėtų būti leistinas patikslinimas, nurodant, kad vertintina patirtis metais yra 8 arba patikslinimas pateikiant papildomus dokumentus, kuris įrodytų, kad tas konkretus asmuo vis dėlto turi 10 metų patirtį. Tačiau nebūtų leistina situacija, kai pasiūlyme nurodytas 8 metų patirtį turintis specialistas A pakeičiamas pasiūlyme apskritai nenurodytų specialistu B, turinčiu 10 metų patirtį. Kita tema. Čia šioks toks priminimas, kadangi čia matote skaidrėje apie šią formulę kalbėjome ir kitose mokymuose, tai juos galite rasti pagal pateiktas nuorodas. Kodėl dar kartelį noriu apie tai kalbėti? Todėl, kad tai yra išskirtinė grupė formulių ir čia visi skaičiavimai yra gerokai supaprastinti. Tai vadinamos kokybė į kainą formulės. Kokybė į kainą formulė naudojama, kai suteikiami nelyginamieji svoriai, o nurodoma konkreti piniginė vertė eurais ir tam kokybiniam parametrui ir laimėtojui išrenkamas tas pasiūlymas, kurio ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo reikšmė mažiausia. Tai supaprastintas pavyzdys. Tarkim, perkamos ofiso kėdės, duodama balų už tai, kad ratukai būtų guminiai, kad nebūtų braižomi grindų paviršiai, kad kėdė važinėtų tyliai. Dar iki pirkimo reikėtų atlikti rinkos tyrimą. Šiuo atveju matyti tiesiog užtektų internete pasižiūrėti, kaip skiriasi kėdžių kainos su guminiais ratukais, su įprastais, šią įvertintą sumą įrašyti į pirkimo dokumentus ir ji būtų atimama iš tiekėjo pateiktos kainos, jeigu tiekėjas, aišku, pasiūlytų šį kokybinį parametrą. Tai čia toks visiškai supaprastintas pavyzdys ir vis tik vykdant pirkimus reikėtų vertinti kiekvieno parametro reikalingumą ir kiek jis iš tiesų užtikrina tą kokybę. Tai toksai ir būtų didžiausias šitos formulės privalumas, kad nereikia jokių sudėtingų skaičiavimų, statyti kintamuosius į formulės, tiesiog reikia atlikti paprastą atimties veiksmą pagal tai, kokį įvertį už kiekvieną iš kokybinių parametrų nusistatėte patys pirkimo dokumentuose. Vis tik norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad nors čia pasiūlymų vertinimo tikslais yra ta suma atimama iš tiekėjo kainos, tačiau
sutarties vykdymo metu būtų tiekėjui sumokama ta suma, kurią jis nurodė pasiūlyme, atitinkamai pagal pasirinktą kainodaros būdą. Taip, tai apie šitą kriterijų, apie šitą formulių rūšį, kokybę į kainą kalbame ir gairėse, yra teikiami tam tikri pavyzdžiai, kolegos pridėjo prie šių gairių kaip priedus ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, tai yra projektavimo paslaugų pirkimo gairės ir statybos darbų pirkimo gairės. Ir gairėse taip pat rasite ir pasiūlymus, idėjas, kaip būtų galima apsirašyti šių kriterijų įgyvendinimą sutartyse. Ir čia tikrai šita tema labai yra svarbi ir paminėtina, kad natūralu, jeigu jau nusprendėm vertinti kokybę, pasiūlymų vertinimo metu lyginti tiekėjų pasiūlymus pagal tai tarpusavyje, tai tikrai būtina pagalvoti, kaipgi užtikrinsime, kad tiekėjas tą kokybę mums suteiktų ir sutarties įvykdymo metu. Šiuose gairėse tos kriterijų piniginės vertės eurais yra pateikiamos kaip pavyzdžiai, tai visuose pavyzdžiuose yra nurodomas 1000 eurų, tai tik primenu, kad tai turi būti pritaikoma, tai ką perskaitysite prie kiekvieno jūsų perkamo objektų pagal jo specifiką. Tai pratęsiant temą apie sutarties vykdymą, tai kaip minėjau, kai keliamas kokybinis reikalavimas, turi būti užtikrinama, kad jis bus realizuojamas sutarties vykdymo metu. Tai išplėtota ir teismų praktikoje, tai turite nusimatyti tikrinimo mechanizmą. Ir vis tik reikėtų įsivertinti, kaip tiekėjai gali reaguoti į tuos tikrinimo mechanizmus. Tiesiog praktinis pavyzdys iš tarnybos atliktų vertinimų, kad kartais reikalavimų visuma nuveda ne visai tą rezultatą, kurio tikimasi. Tai buvo keltas kokybinis kriterijus, terminas, kad kuo greičiau bus darbai atlikti, tuo bus duodama daugiau balų. Duota 20 balų už šį kriterijų ir pasirinkta santykinė formulė. Visa ši reikalavimų visuma gali nuvesti į tai, kad itin trumpą darbų atlikimo terminą, pavyzdžiui 1 ar 2 mėnesių terminą pasiūlys tiekėjas, įgis žymų pranašumą prieš kitus tiekėjus. Pasiūliusius realų darbų atlikimo terminą ir mažesnę kainą. Iš tiesų pastarieji net neturės galimybės konkuruoti. O vėliau sutarties vykdymo metu tiekėjas tiesiog vėluos ir mokės delspinigius. Ypač įsivertinus tai, kad jeigu tie delspinigiai yra numatyti tokie, kuriuos jam apsimoka mokėti, tai kaip tą reikėtų spręsti, tai jau šiek tiek užsiminiau ir anksčiau, kad vis tik galimas sprendimo būdas keisti formulę į absoliutinę, kad tas vertinimas būtų objektyvesnis, nusistatyti tiek maksimalų laikotarpį, tiek minimalų terminą, o taip pat ir nusimatyti aiškias sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės, kurios turėtų būti taikomos sutarties vykdymo metu ir kad jos iš tikrųjų lemtų tai, kad tiekėjas būtų suinteresuotas nevėluoti. Apibendrinant šią dalį, kaip mes buvom ar esam įpratę, tai dažniausiai naudojamas kainos kriterijus, santykinė formulė buvo vertinama kaip geriausia ir lyginamieji svoriai keliami pagal tai, kiek atrodo svarbus pats parametras. Taip pat apie kainos ir kokybės santykį arba kitus sąnaudų arba sąnaudų ir kokybės kriterijus buvo svarstoma tik tuomet, kai pats pirkimo objektas yra kažkoks labai sudėtingas, ypatingas ir kriterijai tikrai ne visuomet atsidurdavo pačioje sutartyje, nebūdavo užtikrinama jų sutarties vykdymo metu patikrinimo mechanizmų. Kaip vis tik turėtų būti, tai taip, kainos kriterijus tikrai savaime nėra blogas, tačiau vertinama, kada
naudingas ir kada jisai turėtų būti taikomas, o kada kiti pasiūlymų vertinimo kriterijai. Rekomenduotume, jeigu dar neperėjote, tai pereiti prie absoliutinių formulių. Taip pat priminimas, kad lyginamieji svoriai yra užsimaskavę pinigai. Ir apskritai, tai keliant kokybinius kriterijus, tai galima būtų pagalvoti ne tik tai, kaip užtikrinti, kad tą didesnę vertę už mokesčių mokėtojų pinigus, bet skatinti ir inovacijas, užtikrinti aplinkosauginį socialinį tvarumą. Kainos ir kokybės santykis turėtų būti naudojamas tokiuose pirkimuose, kai jis naudingas, kur aktualus, o ne tada, kai vertinam, kad pats pirkimo objektas kažkoks sudėtingas yra. Ir jeigu jau keliam kokybinius kriterijus pasiūlymų vertinimo metu, tai tikrai derėtų apgalvoti, kaip tai užtikrinsime, kad sutarties vykdymo metu jie būtų išpildomi, kad jų būtų laikomasi. Šioje dalyje tiek. Toliau kolegė papasakos apie vieną iš formulių ir kaip atlikti simuliaciją taikančią formulę. Mano vardas Gintė ir mes trumpai šiandien apžvelgsime pačią Telgeno formulę. Kolegė minėjo, kad atliksime simuliaciją, tai iš esmės susipažinkime su Telgeno formulė, siekdami rasti atsakymus, kaip tinkamai suteikti svorį balams, tai yra kiek balų skirti, nes, kaip žinote, kokybė kainuoja, o už kokybę yra sumokama tam tikra vertė. Taigi, Telgeno formulė. Reikėtų prisiminti ir priminti, kad Telgeno formulė yra absoliutinė. Tai yra šiuo atveju reiškia, kad vieno tiekėjo pasiūlymo gaunami balai nepriklauso nuo kitų pasiūlymų ir juose nurodytos kainos ir kokybės. Tačiau dėl to reikia užfiksuoti ir kaip matote, formulė yra naudojama P set max reikšmė. Būtent ją ir užfiksuojame. Tai yra didžiausia pirkimui skiriama lėšų suma maksimalios kokybės pasiūlyme. Iš esmės, P set maxo nustatymui ir apskritai su šia reikšme atliekamiems skaičiavimams yra būdingos tam tikros taisyklės ir tam tikra pačios formulės dinamika, kurios ir nurodytos skaidrėje pažymėtais numeriais nuo 1 iki 3. Taigi, pagal šią formulę laimėtojui pripažįstamas pasiūlymas surinkęs didžiausią balų skaičių. Prieš tai nurodėme taisyklės ir dinamiką, pereiname prie pačios Telgeno formulės ir pačios mokomosios skaičiuoklės, kuri atsidarius ją ir pradėjus naudoti, atrodo šitaip, tai yra Excelio formatu pateikiama skaičiuoklė ir iliustratyviais pavyzdžiais pabandysime įrodyti ir pateikti pačias pagrindinės taisyklės. Tai vienetų pažymėtoje vietoje ir yra būtent nurodoma, kad P set max reikšmė yra nustatoma tokia, kokia yra tikėtina didžiausios kokybės pasiūlyme. Tai yra pasiūlymas surinkęs 100% kokybės balų, jo kaina yra lygi P set max reikšmiai. Dvejetų pažymėtoje vietoje yra nurodoma, kad jeigu pasiūlymo kaina, šiuo atveju P1, tai yra tam tikro tiekėjo pirmojo pasiūlymo kaina, yra lygi P set max nustatytai kainai, tuomet pasiūlymui už kainą yra suteikiamas 0 balų. Tokiu atveju, žinoma, labai natūraliai seka kita taisyklė, kad pasiūlymai, kurio kaina yra lygi P set max, suteikiamas balų skaičius yra lygus kokybei suteikiamam lyginamajam svoriui. Tai yra, jeigu pasiūlymui suteikiame 15 kokybės balų, tai reiškia, kad už kainą jam gavus 0 balų, tiekėjas maksimaliai balų šiame pasiūlyme galės gauti tik 15. Simuliacijos atlikimas su pačia Telgeno formulė. Tai atliekant simuliaciją turbūt yra svarbu pati eiga, kiek informacijos ir kokios mums prieš tai reikia užpildyti ir kokį rezultatą ir kaip jį gauti. Taigi, pereikime prie skaičiavimų, atlikimo.
Šiuo atveju kokie veiksmai ir kokia seka atliekami yra pavaizduoti iliustratyviai irgi šiuose paveikslėliuose. Tai pirmiausia, prisiminkime prieš tai aptartas sąlygas ir tam tikrą pačios formulės dinamiką ir pradedame modeliuoti situaciją. Tai šioje sąlygoje, kaip ir prieš tai buvusiame pavyzdyje, P-set max reikšmė yra 120 000 eurų. Tai reiškia tokia kaina ir yra 100% kokybės pasiūlymą. Tai yra tiekėjas, kuris pasiūlo 100% atitinkantį kokybės pasiūlymą, tai yra jisai surenka už kokybės balus maksimalius 5 ir 10 balų už kriterijų 1, už kriterijų 2, surenka 15 kokybės balų, tai yra 100% kokybės, jo P-set max reikšmė yra lygi 120 000. Tai jis tokią kainą ir pasiūlo. Tai šioje situacijoje mes norime išskaičiuoti ir apskaičiuoti ir norime gauti būtent pirmojo kriterijaus, tai yra 5 balų vertę. Todėl geltoname fone nurodytą lėšų sumą gausime atlikę veiksmus nurodytus skaičiais lentelėje dešinėje. Tai yra pirmiausia, supildome visus duomenis, išskyrus tiekėjo antrojo kainą. Tai yra šią kainą mes galime įrašyti bet kokią sumą, mums tai nėra visiškai svarbu, dėl to, kad atliekant simuliaciją mums skaičiuoklė šią vertę suskaičiuoja. Tai išsikviečiame simuliacijos langelį, vienetų pažymėtą veiksmą atliekame, mums iššoka šitą simuliacijos lentelę ir kokią informaciją mums reikia įrašyti, tai yra kokio bendro balo ieškoti. Šiuo atveju, kaip ir išsiaiškinome, kokios taisyklės galioja ir kokios sąlygos yra būtent Telgeno formulės panaudojimu, tai mes ieškome 15 balų, tai yra maksimalios už kokybę gaunamų balų vertės. Tai pas mus šiuo atveju yra 15, nes kaip matot, kainai nustatytas 85 balų įvertis. Tokiu atveju susivedus 15 balų, tik šitą skaičių mums reikia įvesti, spaudžiame trečių numerių pažymėtą langelį ir aktyvuojame funkciją ieškoti, kas reiškia, kad tiekėjo antrojo kaina mums yra suskaičiuojama automatiškai. Tai yra 112 941 eurą ir suapvalinkime 18 euro centų mes gauname skaičiuoklės pagalbą. Tai reiškia, kad pirmo kriterijaus vertę 5 balų vertę eurais mes apskaičiuojame. Tai yra mums ją apskaičiuoja skaičiuoklė. Taigi šiuo atveju mes turime, kaip minėjau, pirmojo kriterijaus 5 balų vertę. Na ir kokia yra to 5 balų vertė, tai ją paprasta apskaičiuoti, tai yra iš tiekėjo pirmojo maksimalios vertės 120 000, atimame minėtą vertę 112 941 eurų ir suapvalinkime 18 euro centų. Ir mes gauname, kad pirmo kriterijaus 5 balų vertė eurais yra 7 058 eurai 82 euro centai. Matome, kad vertė nėra labai didelė, aišku, ji nėra ir labai maža, tačiau jeigu mes atlikę rinkos tyrimą, rinkos konsultaciją, žinome, kad šito kriterijaus vertė mums yra per maža arba per didelė, tokiu atveju be jokios abejonės mums reikėtų keisti patį balų skaičių. Tai yra iš esmės kriterijų pirmajam mes turėtumėm balą arba didinti, arba mažindami. Mažindami balą mes mažiname ir vertę eurais, didindami balą mes didiname ir vertę eurais. O galbūt apskritai mums reikia daugiau balų abiems kokybės kriterijams. Tokiu atveju mes iš vis turėtumėm svarstyti galimybę perskirstyti kainą ir kokybei suteikiamą balų proporciją. Tai tokia simuliacijos eiga ir tokio rezultato galime tikėtis atlikę simuliaciją. Na ir pereikime prie realesnio arba iliustratyvesnio pavyzdžio, ta prasme, kad jau turime labai aiškę kiekvieno kriterijaus vertę eurais, kurią mes išsiaiškinome atlikę rinkos tyrimą, tai iš esmės pirkimo vykdytojas perka objektą X, reikia, žinant tam tikrus nustatytus T3 kokybės kriterijus, kiekvienam iš jų priskirti balus panaudojant formulę. Primintina, kad vėlgi, kadangi mums reikės fiksuoti ir mums bus reikalinga P-set max maksimali
reikšmė, mes ją ir nurodome sąlygoje, tai yra maksimali kaina 100% kokybės pasiūlyme yra 45 000 eurų. Ir, kaip minėjau, atliekam rinkos tyrimą, rinkos konsultaciją. Po T1, T2 ir T3 kriterijais irgi slypi atitinkami kokybiniai kriterijai. Jų vertė mums yra žinoma, mes žinome, kiek jie kainuoja rinkoje ir kiek esame pasirengę už tai mokėti. Tai šiuo atveju pirmojo kriterijaus vertė yra 5800, pasilikome tam tikrą 100 eurų paklaidą dėl to, kad ir tiekėjų yra rinkoje daugiau ir kainos vyruoja, nenorėdami išsivesti kažkokio vidurkio, mes tiesiog pasiliekam tam tikrą 100 eurų paklaidą, kas reiškia, kad rinkoje yra siūloma arba pigesni 100 eurų arba brangesni 100 eurų tam tikri kokybiniai parametrai arba ta prekė su papildomais kokybiniais parametrais. Tai atitinkamai antrojo T2 kriterijaus vertė yra 4300 eurų, trečiojo kriterijaus vertė yra 2900 eurų, kaip ir minėjau, paklaida plus minus 100 eurų. Taigi pradedame skaičiuoti ir dėlioti. Šiuo atveju, kaip ir minėjau, turime PSAT max reikšmę, tai yra maksimalę 100% kokybės pasiūlymo kaina, tai yra 45 000. Pirmas tiekėjas tokią kainą ir pasiūlo, atsiminkime taisyklę, tiekėjas pasiūlęs maksimalę kainą, visus kokybės parametrus, surenka maksimalius kokybės balus, jo bendras balas ir yra lygus 100% kokybės, tai šiuo atveju jis surenka 22,5 balų. Kadangi mes turime 3 kriterijus, mes simuliaciją ir bandome atlikti su dar papildomais 3 tiekėjais, kurie atitinkamai mums nesiūlo pirmojo, antrojo ir trečiojo kriterijaus. Tai reiškia, kad atliekant simuliaciją mes kiekvieną kartą gausime pirmojo, antrojo ir trečiojo kriterijaus vertę eurais ir galėsime tą skirtumą palyginti su mūsų rinkos kainomis. Taigi šiuo atveju mes keitėme balus, dėliojome atitinkamas balų proporcijas, kad kainos skirtumas tarp tiekėjo pirmojo ir tiekėjo antrojo turėtų būti lygus mūsų apskaičiuoto kriterijaus T1 vertei. Skirtumas tarp tiekėjo pirmojo ir tiekėjo trečiojo lygus kriterijaus T2 vertei ir skirtumas tarp tiekėjo pirmojo ir tiekėjo ketvirtojo lygus kriterijaus T3 vertei. Primintina, kad tiekėjo antrojo, trečiojo ir ketvirtojo kaina šiuo atveju mums nėra svarbi prieš atliekant simuliaciją. Mes šias vertes galėjome nurodyti bet kokias, bet atlikdami veiksmą ir įsikviesdami simuliaciją, pradėję ieškoti bendro balo, tai yra kokybinio balo 22,5 balų, mums antrojo, trečiojo ir ketvirtojo tiekėjo kainas skaičiuoklė suskaičiuoja. Tai mes ir skaičiuojame tol, simuliuojame ir keičiame balus tol, kol mus tenkina būtent tų kriterijaus gaunamų balų vertė eurais. Taigi, kaip ir minėjau, keičiant balus, kainos ir kokybių balų proporcijas yra ieškoma tokios balų vertės, kuri vertė eurais mums būtų artima ir reali rinkos vertei. Taigi, prieš jūs yra principinis atliktos simuliacijos langas, ką mes keitėme, kokį rezultatą gavome ir pasižiūrėkime, ar rezultatas ir ši proporcija mums tinkama ir iš tiesų jinai atspindi realią kriterijų vertę, kurią mes jau žinojome prieš skiriant atitinkamus balus. Taigi, pirkimo vykdytojo pirkimo objekto X kriterijų balai. Pirmajam kriterijui mes simuliacijos pagalba apskaičiavome ir skyrėme 10 balų ir vertė po simuliacijos buvo gauta 5806 eurai 45 eurų centai. Tai yra apskaičiavus skirtumą tarp tiekėjo pirmojo ir tiekėjo antrojo, mes gavome šį skirtumą.
prisiminkime, kokia buvo planuota to kokybinio kriterijaus vertė, ji patenka į mūsų rėžius, 10 balų, kurį mes keisdami išsimuliavome, tinkama. Antrajam kriterijui suteikiamas balas, mes jį keitėme ir mums 7,5 balo, vertė buvo 4354 eurai ir 84 euro centai. Prisimename, kokia buvo vertė atlikus rinkos tyrimą, vertė mums yra tinkama. Trečiam kriterijui suteikiamas balas 5. Šį balą skiriame dėl to, kad vertė po simuliacijos 5 balų yra 2903 eurai ir 23 euro centai. Prisiminkime vertę prieš simuliaciją. Mums toks kriterijus tiek kokybinis ir kainuoja, todėl ji mums tinkama ir 5 balai yra tinkamas balas. Taigi iš esmės gyvusis pavyzdys ir visais šiais iliustratyviais pavyzdžiais sužymėtais nuosekliai veiksmais ir parodėme, kaip atliekami skaičiavimai, kokius duomenis reikėtų įvesti, kaip juos gauti keičiant rezultatus, nes tai ir atspindi pasirinktos absoliutinės būtent šitos Telgen formulės naudojimą, skaičiavimų atlikimą ir tinkamą rezultato gavimą.